Tai apie tuos agurkus. Apie tuos agurkus, kuriuos mes auginame lauke. Neturime šiltnamio, neauginame ant palangės, bet turime daržą ir norime užsiauginti skanius ir traškius žalius agurkus. Štai, parodysiu, kokias veislės galite auginti ir trumpai pasakysiu, ką reikia padaryti, kad turėtumėte išties tą agurkų derlių, traškų ir labai skanų. Na be abejo, negaliu nepaminėti rodničioką agurkų. Iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas, legenda, bet vis dar tinka auginti lauke. Norite agurkų panašių, bet geresnių nei rodničiokas? Bohemija hybridas tikrai nustebins jūs. Jeigu tikite tik rodničioku, auginkite kartu su Bohemija ir patys nuspręsite, kurie yra derlingesni, kurie ilgiau nesuserga ir kurie yra skanesni. Polan. Senas, geras hybridas, mėgstamas dėl gausaus derėjimo ir skanių agurkų, nemėgsta tinginių, tų daržininkų, kurie agurkus skina kartą į savaitę arba kartą į 2 savaitės. Adam. Hybridas puikus, tie, kas pamena agurkus Libelė, kurie labai patiko, bet buvo kartus. Adam lygiavaisis agurkas niekados nebūna kartus. Pučini, hybridas, tinkantis rauginimui. Ne iš vieno girdėjau, vieni iš geriausių agurkų tinkančių rauginimui. Ir bara hybridas taip pat auginamas lauke. Nepamirškite, kad agurkai yra sezoninė daržovė, mes ją valgome šviežią, raugintą, konservuotą, sėjame į lauką sėklas arba galime sodinti daigais, neskubame, augalai gali nušalti, dera iki rugpjūčio mėnesio. Taigi, agurkai lauke misija įmanoma. Jei norite ir daugiau naudingų patarimų, ne vieno, ne 2, ne 10, bet 100, prenumeruokite mūsų kanalą.